Artėjant Europos vyrų krepšinio čempionatui, didžiosiuose šalies miestuose smarkiai išaugo būsto paklausa. Kai kurie lengvo uždarbio suvilioti gyventojai savo butus siūlo krepšinio aistruoliams, o patys trumpam keliasi į sodus ar planuoja išvykti atostogų. Vis dėlto dauguma gyventojų butus linkę nuomoti ilgesniam laikui. Jų klientais, kaip ir kasmet, pagrinde tampa aukštųjų mokyklų studentai. Rugpjūtis nuomotojams ir nekilnojamojo turto agentūroms darbymečio įkarštis. Šiemet butų šeimininkai didžiuosiuose miestuose trina rankomis. Mat butus graibsto ne tik studentai, beldžiasi ir krepšinio aistruoliai. Vienos didžiausių nekilnojamojo turto paslaugų bendrovės atstovas sako, iš čempionato laukiančių sirgalių gauna daug užklausų, tačiau daug pasiūlyti negali. Susiduriam su tokia problema, kad tikrai ne visi yra linkę nuomoti trumpam laikui, būtent tą mėnesių ar dviem, kai vyksta tas čempionatas ir po jo, nes tiesiog dauguma žmonių turi tikslą nuomoti ilgą laikę, turi tikslą uždirbti iš to kiaurus metus, žiemą dengti komunalinius mokesčius ir taip toliau, o ta tokia vienadienė, trumpalaikė, kaip sakant, grąža, jinai mažai ką vilioja. Lengvas uždarbis nesuviliojo ir šio Vilniaus centre esančio 3 kambarių buto šeimininkų už nuomą per mėnesį norinčių 2000 litų. Greitų pinigų geidžiantis nuomotojai stengiasi apsieiti be tarpininkų. Skelbiasi internete. Nedaug jų kreipiasi į turizmo informacijos centrus. Nakvynė Vilniuje per čempionatą vienam asmeniui vidutiniškai svyruoja nuo 70 iki 100 litų. Dažnai skelbime kaina nenurodoma, siūloma tartis. Nuomai reikalingas verslo liudimas, per mėnesį kainuojantis daugiau nei 100 litų. Kai ateina pas mus, aš iš tiesų paklausiu, ar jie turi tą verslo liudimą. Realiai atsako, ne, nes man nelabai tai naudinga, nes neaišku, ir iš to aš turėsiu naudos. Todėl, vis tik tai didesnė dalis, pripažinkim, Vilniečių, kad neturi verslo liudimo, bent jau tie, kurie kreipiasi pas mus oficialiai. Iš čempionato nemažai tikisi uždirbti pernuomotojai, kurie butus nuomojasi ilgam laikui ir verčiasi trumpalaikę nuomą. Pasak nekilnojamo turto agentūrų, Lietuvoje nuomos rinka egzistuoja ten, kur yra universitetai. Tačiau Panevėžyje nekilnojamo turto rinka itin specifinė. Čia, kur vyks pagrindinės Lietuvos rinktinės varžybos, nuomos pasiūla menka. Panevėžietis Henrikas Pribuškauskas sako, jau esąs pasirengęs savo 2 kambarių butą Tulpių gatvėje su visais jame esančiais baldais, namų apyvokos daiktais ir net knygomis išnuomoti krepšinio aistruoliams. Čia netoli Sydo arena ir tada aš sugalvojau į Panevėžio informacijos centre užsiregistruoti. Užsiregistravau ir dabar laukiau pirmų klientų. Šiai dienai kaina 50 litų vienam žmogui. Kiek gali apsistoti pas jūs? 3-4 žmonės. Panevėžio turizmo informacijos centras skaičiuoja, kad į Aukštaitijos sostinę 1 rugsėjo savaitę stebėti krepšinio asų varžybų atvyks apie 5000 svečių. Panevėžyje ir aplink Panevėžį apgyvendinimo sektorius gali priimti apie 1500 žmonių. Šiuo metu, sakykime, sulaukiam vieną kitą skambutį užsieniečių, kurie skambina ir teiraujasi, kokia situacija, bet jie teiraujasi apie sodybas arba aplink miestą tokių objektų. Taupantis pinigus į Kauną atvykę krepšinio sirgaliai galės apsistoti 7-ame forte įrengtame palapinių miestelyje. 2-vietė palapinė su 2 miegmaišiais atsieis 35 eurus. Tiem, kas atsiveš savo palapinę, kaina dar gerokai mažesnė. Gyvenimo palapinėse sirgaliai domisi jau dabar. Iš anksto vietas yra rezervavę apie 80 turistų. Iš viso tarp gynybinių forto įtvirtinimų palapinėse ketinama apnakvindinti apie 500 žmonių. Kairiajame artilerijos kieme rengiama pramogų zona. Nerimaujančius dėl saugumo ar užsilikusios ginkluotės tvirtovės vadovai užtikrina. 7-ame forte jokie kariniai veiksmai nevyko. Per Pirmą pasaulinį karą šitą fortą vokiečiai užėmė be kovos. Jisai buvo tiesiog paliktas gynėjų. Visa artilerija, visa ginkluotė, visi šaudmenys gulėjo šaudmenų sandėlių lentynose. Vokiečio kariuomenė visą tai sukrovė ir pasiėmė savo. Gyvenimo palapinių miestelėje forto teritorijoje daugiausiai domisi lenkai, latviai, rusai. Reporteriai Kristina Karlonė, Edgaras Kiškis ir Jurgita Kasparavičiūtė.